Pagrindinė dalis, į kurią įeitų rekreacinis parkas, miestiečiams skirta erdvė, jinai būtų maždaug 2 kartus didesnė negu centrinė erdvė skirta reprezentacijai. Pozityviai matau šitą projektą, jisai, man atrodo, iš tikrųjų yra labai gražus ir puikus ir ko tikisi visi miestiečiai iš tos vietos, kad viena vertus tai būtų reprezentacinė vieta, o kita vertus, kad tai nebūtų viskas užklota, sakykime, negyvais akmenimis ir kad būtų pakankamai žalios zonos. Turėsim ir Lukiškių aikštę, ir Lukiškių parką, 2 objektus, kurie bus glaudžiai tarpusavį susiję. Man atrodo, kad miestui tai yra nuostabus pasiūlymas ir bus puikia erdvė. Tai labai natūralu, kad jeigu vyriausybė sakykime, su sprendimais neužtruks, tai natūralu, kad galėtume jau kitais metais tikėtis to projekto realizavimo. Jeigu kitais metais biudžete lėšos nebus numatytos, tai tada viskas persikeltų į 17 metus. Bet kokiu atveju 18 metų vasario 16 švęstumėm jau naujoje gražioje aikštėje.